Čia reiktų ChatGPT pagalbos jau tokiam klausimui. Jetau. Nežinau. Plutonas. Nežinau. Turim tai. Gerai, pasuvau. Ne, šitą viską, šitą praleidžiam. 60. Kur daunis, ble? Gerai, iš to neatsakė. Šiandien esame Kaune, kartu su Vilium. Darysim naują seriją, ar esi protingesnis už penktoką. Klausinėsim žmonių 10 klausimų. Ir jeigu atsakys bent į 7 klausimus, turim paruošę mini dovanėlę jam. Dabar eisim ieškoti žmonių su Vilium, klausinėsim, pažiūrėsim, ar jie gali atsakyti penktoko lygio klausimus. Kad žmonių nekankintis, testuosim ant Viliaus klausimus, nes jisai nežino klausimų. Tai dabar patestuosim, pažiūrėsim, ar Vilius gali atsakyti tokius klausimus. Gerai, pirmas tavo klausimas yra, kiek 7 yra padauginta iš 8? Šiam 4. Antrą šansą duodu. 7 × 8. Pala, 7 × 7, 49 plus 8. Ne, pala, kažkaip čia blogai darau. Kiam 9 plus 7? Nu tai 7 × 7, 49, 7 × 8 yra 63. Pataikau? 5-6 atsakymas. Kiek žemynų yra pasaulyje? 7. Kad ir kaip bebūtų keista teisingai. Tai ką, vėl taip supras kaip noriu. Kiek sekundžių yra valandoje? 60. O, ištana. Ne. Gerai, važiuojam, man atrodo, klausinė žmonių. Turim pirmą klausimą. Kiek yra 7 padauginta iš 8? Čia reiktų ChatGPT pagalbos jau tokiam klausimui. Ne, rimtai, tai nežinai. Nu, rimtai nežinau. Soci, kiek 7 × 7? Vėl nežinau. Noliu neįsipasinėk, rimtai sakyk. Nežinau, aš nemoku daugybos lentelės. O žinai, kada lentelę mokinomės? Tai yra 56. Taip, 56. 7 iš 8. Jo, greiti skaičiavimai. 9, 56. Galtinis tavo atsakymas? Jo. Tikrai taip, 56. Kokia yra Norvegijos sostinė? Oslas. Oslas. Na gerai, šitą visi žino. Oslas. Oslas. Teisingai. Oslas. Puiku, merginos. Kiek žemynų yra pasaulyje? 7. Žemynai tai kaip yra Afrika, yra Pietų Amerika. Man skaičiaus reikia. Man reikia skaičiaus. Blemba. Nu, čia spėju, gal 3, gal 4. 7. Gerai, šitą greitai labai jau. Šiaurės, Pietų Amerika, Europa, Azija, Afrika, Australija. 7. 7. 7. 7. Pala, 8 ar 7? Amerikos 2, Afrika, Europa, Azija ir Australija 6. Antarktida dar jo. 7. 7. Tikrai taip, jau 3 atsakyti labai gerai. Kas parašė poemą Eglė Žalčių karalienė? Lietuvių liaudis. Jo. Nu, Eilėraštį. Poema. Lietuvių liaudis. 3, Lietuvių liaudis. 2, Neris. 1. Neris. Ne, viskas. Tokio klausimo. Šitą ne. Škėma? Dar vieną duodu pabandyti. Nepavyks. Nebandysiu. Salomėja Neris parašė, Salomėja Neris. Jetau, gal Žemaitė, ne. Dėja, ne. Pala, ble, neatsimenu. Per toli nuo šūlės kurikulumo. Atsimenat, kas parašė Eglę Žalčių karalienę? Moteris. Viskas, tiksi laikas. Labai tiksi dramatiška. Salomėja gal? Neris. Pasimuojam savo tikrai taip. Salomėja Neris, Salomėja Neris. Kiek kampų turi trikampis? 3. 3. 3. Gerai. Kokia planeta yra arčiausiai Saulės? Kokia pirma raidė? Venera. Nesakysiu, žinokit. Saturnas. Paskutinį duodu. Vieną raidę. Negaliu, jūs 3 esat. Šitą duodam minusą. Merkurijus. Ką? Rimtai. Venera. Pačiam reikia pasitikrinti. Dėja, bet Reiškia ne. ne. Dėja, bet ne. Dar duodu vienas. Plutonas. Nežinau. Plutonas. Nežinau. Turim tai. Gerai, pasuvau. Ne, šitą viską, šitą praleidžiam. Čia negalima taip atsakinėti. Gerai. Merkurijus. Iš kur jūs žinot, aš čia nežinojau. Jo, Merkurijus. Mėnulis. Dėja, bet ne Mėnulis. Merkurijus. Merkurijus yra arčiausiai Saulės. Sekantis klausimas. Saulės, aš galvojau Žemės. Ne. Kiek sekundžių yra valandoje? 60. Dėja, bet ne. 60. Kur daunis, ble? Gerai, šitą neatsakė. 3600. 120. Oi, palauk, sekundžių. Tipo 60 × 60 yra 120. Tai va kam kas neaišku. Va pasakė, va. 1200. Čia jau viską šitą neužskaitysim, bet pala, nueinam pažiūrėt. 60 × 60, kiek turėtų būti? 1200. 1200. Gerai, pažiūrim. Kaip? O, Dieve. Gerai. Nu, šiam karčiam. 3600. Labai gerai. Koks gyvūnas yra didžiausias pasaulyje? Dramblys? Ne? Banginis, ne? Banginis. Nu, tai tas, kuris buvo šiuo metu išnykęs, kaip jis įsivadina. Kas toksai? Skeletai jo yra. Kieno skeletai yra? Dinozauras. Dinozauras. Dėja, bet ne. Prieš tai buvo atsakymas dinozauras, tai ne dinozauras jau ką. Dabar egzistuoja. Dabar egzistuojantis. Dramblys.
Na jo, dramblys. Dramblys, čia paskutinis sakymas. Viskas. Bus dramblys paskutinis. Banginis mėgau. Jup. Koks Lietuvos yra nacionalinis paukštis? Gandras. 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 Labai gerai. Gandras. Gandras. Kaip galvoja, tiesiog sakykit, koks vat, paukštis galėtų būti nacionalinis Lietuvoje? Lakštingala gal. Kas atrado Ameriką? Kolumbas. Tikrai taip, Kristupas Kolumbas. Labai gerai. Kolumbas. Super. Kolumbas. Tai kuris dabar atrado? Kolumbas. Kristupas Kolumbas. Šauniai. Kiek yra 75% iš 200? Ne, niekaip. Niekada nemokėjau procentų. Tiesiog. Tai va, spėjimo. 7-4 pala. 75% iš 200. Šimtas. Mastom, skaičiai. 50. Buhalteris. Žinau. Kiek? 100 pam sakiau. Nu, maladės, 150. Ne, atspėjai, nesakyk, kad atspėjai, sakyk, žinojau. Atrosti protingesnė, jinai žinojo, kad yra 150, tiesiog palaukia atsakyti, žinai. Tai ta prasme, kiek ko? Kiek yra 75% iš 200? O tai kaip čia reikia, ko čia reikia? Tai, Matematika. jo, čia yra 100 ir plus 25, 125 gaunasi. 125 sakot? Ne, nu tai ką, žinau. Dar porą liko klausimų, bet jūs jau turite savo prizą. Tai paskutinį klausimą. Dabar galite atsipilduoti, bet dar vieną pabandom atsakyti. Kokia yra didžiausia Lietuvos upė? Nu kas, nu Nemunas. Viskas. Nemunas, duokit 5. Mano kolega jums atneša prizą. Būčios biškai atsigaivinti jum. Čia O, nealkoholis. gerai. Va, labai skanus. Su arbūzais, labai su arbūzais. Aišku, čia. Sėkmės jums, dėkui jums visą. Žodžiu, paskutinis klausimas. Kas buvo pirmasis žmogus padėjęs koją ant mėnulio? Gal Valančiūnas koks? Turėjau 2 variantus. Gal Valančiūnas? Amerikietis, ane? Gerai, jam. Amerikietis, tai gal Jordanas? Michaelas Jordanas. Pirmas Šitą koks. žinau, kas yra. Tai, Tai ne. koksai? Tai Armstrongas. Armstrongas? Gerai, Armstrongas. Gerai, laimėjai prizą, duok 5, atnešam priziuką. Labai. Labai. O tai palauk, kas parašė tą Eglę Žalčių karalienę? Salomėja, neri? Gerai, ačiū tau labai, gerą tau vakarą. Viskas, jūs įveikėt, laimit prizus. Linkėjimus mamai. Labai netikėtai mūsų užklupot. Sėkmės jums gyvenime. Po vieną Po kambučią. vieną. Pasiimam priziuką. Taip lengvai pasistotint biškai vakariukai. Ačiū. Prašom. Viskas, merginos. Duokit 5, gerą vakarą. Ačiū labai. Jums šiek tiek kombučios čia yra. Traukiam. Bet ačiū jums labai. Esat protingesnis už Dėkui penktokus. Turim 7 iš 10. Vėliau atneš kombučią. Gerai, gimtadienis. Oi, gimtadienį čia dar turim. Kombučią. Papiai taką duokit. Duokit 5. Gimtadienį dar kartą. Viso gero vakaro. Nežinau, kaip kauniečiai ar protingi ar neprotingi. Manau, kad protingi visai. Nu, blemba, galima normaliai padaryti. Kažkada kažką. Šiam karšiam sunkiai sudaugina. Kažkodėl apie dinozaurus pradėjo dar šnekėti. Tai manau, kad Kaunas visai išlaikė penktoko testą. Išdalinom kombučios. Tikiuosi palaikinsit šitą video, pasubscribinsit, jeigu norit pamatyti dar tokių dalykų. Labai reikėtų kokio sponsoriaus. Kažkoks galėtų parašyti sponsorius, netyčia kažką. Red Bullis. Vilkmergės, kažkoks nealkoholinis padalint, žinai, būtų labai neblogai. Tai iš manęs tiek, gal Vilis kažką nori pakomentuoti. Viskas puikiai, dėkui Hebrytė, kad žiūrėjot. Nu, žiūrėjom.